Labas vakaras. Aišku, kadangi tema yra tokia, kad ekonomika ir valstybės ateitis, tai savaime galima suprasti, kad be ekonomikos jokia valstybės ateitis yra neįmanoma. Kadangi mes šiandien nagrinėjam būtent programas ir taip, kaip mūsų kolegų pagal ekonominę programą ir įsivaizduojama valstybės ateitis, tai aš manau, reikėtų tiesiai konkrečiau eiti ne apie bendro pobūdžio pamąstymą, o tiesiai prie programų. Mūsų programoje mes pabrėžiam, kad mes ekonominę demokratiją suprantame ne kaip monopolijas ar socialinių grupių kovą, o kaip socialiai ir atsakingai valstybės reguliuojama rinka, kurioje demokratiškai valdomas šalies ūkis ir visuomenės reikmėms kaupiamos lėšos, o individo ryžtas jo gebėjimai konkurencijos procesus derinami su socialiniu teisingumu ir solidarumu. Lyginant abi programas, aišku matyti, kad yra tokių panašių dalykų, apie kuriuos matyti vargu ar verta diskutuoti, kaip sakysim, kad turi būti europinė vėžė, ar keliai ir kiti panašūs dalykai. Todėl aš norėčiau pabrėžti būtent skirtumus. Pirmas dalykas, mes nesinaudojam jokiais svetimais tyrimais ir nemanom, kad iš tiesų reikėtų tiek citatų per keletą puslapių, nes jos neduoda informacijos, kokią iš tiesų įsivaizduoja konservatoriai Lietuvos ekonomiką. Todėl mes tikrai šito nedarome. Kitas dalykas, mūsų programai matyti tai, kad mes vertinam stabilumą ir to žodžio nebijom, nes tai anaiptol nėra sąstingis. Nes be stabilumo Lietuvos ekonomika vargu ar galės vystytis. Mes esame prieš revoliucijas, prieš kažkokius šuolius. Kitas dalykas, mes kaip socialdemokratai niekad nesakėm, kaip dažnai girdėtume iš dešiniųjų, ne tik konservatorių, bet ir kitų, kad viena iš Lietuvos pranašumų būtų pigi darbo jėga, kurios dabar nebėra. Todėl mums nereikia atsisakinėti šitos tezės, mums nereikia ieškoti variantų, kuo pakeisti patrauklumą vietoj tos anksčiau deklaruotos pigios darbo jėgos. Mes visada sakėm, kad mūsų kryptis yra kvalifikuotos darbo vietos su gerais atlyginimais ir mes tikrai niekados negalėsim konkuruoti su tais, kurie turės mažesnės išlaidas darbo jėgai, nes visada atsiras tokių šalių, jei ne Europoje, tai Azijoje ir dar kažkur toliau. Ir todėl mūsų supratimų tikslas yra kuo didesnė kuriama pridėtinė vertė, o tam be abejo reikia mokslo ir žinių. Mūsų tikslas yra, kad ekonomika suteiktų galimybę pajamų augimui ir visų pirma darbo pajamų augimui, tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir paskutinis tikriausias dalykas, apie ką reikėtų pasakyti, tai yra finansai, tai yra mokesčiai. Ir čia be abejo mes negalim nesiskirti, kadangi mūsų yra du pagrindiniai teiginiai, tai yra progresiniai pajamų mokesčių tarifai ir turto mokestis, dėl kurio lyg ir yra sutarimas, tačiau laike tai išsiskiria. Dėl progresinio mokesčių tarifo, tai iš tiesų šitai yra visose išsivysčiusiose šalyse, net ir dažnai, pavyzdžiui, statomose Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai mes galvojam, kad nepaisant to, kad ilgai ir skausmingai einam į šitą sprendimą, tačiau vis tik tai būtų viena iš galimybių būtent visuomenės solidarumui, o tai skatintų taip pat ir ekonomikos